Šeima? Nu va, viskas įrašinėjama. Gera, Laura. Mhm. O, tai jau. Atsipalaidavus, nurimusiesi, ne? Kaip Mhm. visada. Nu, kaip su tavim paprasta. Gera. Gera, padarykim taip dabar. Jausk savo dešinį plaštaką. Tegul tavo dešinė plaštaka įkaist teik, kiek tu pyka un sava tečiaus. Ir jausk, kiek an įkaist. Nu, jinai keista, bet jau nėra taip labai, kad ten. Mhm. Gera. Padarykim dabar taip. Išreiškam per tave valią. Ir tu leidi kaisti ar degti tą plaštaką. Tiek, kiek iš tikrųjų būtų pikčiaus. Tegul nuo tavęs dabar nusiem, pasitrauk viskas, kas tau trokda, laisva išleisti ton vidinį pyktį. Ir įtvirtinam ton. Ar pasikeiti kažkas? Pulsuot pradėjo, bet Mhm. karščio nėra daugiau. Ne. Mhm. Gera. Tegul dabar prieš tave išsirikiaun pasistato viskas, kas taviai trokda ar neleid pilna dabar jausti to pykčiaus, kuris yra tave. 1, 2, 3. Tegu viskas atsirand prieš tave. Man kažkaip met sąžinė dar, nu, bet kontu mata Laura. Aš to nežinau, nematau nieko. Niek nemata. Mm. Aha, Kažkaip gerai. yra toks jausmas, kad kažkaip tokia kaip eilė susistojus, stovi kažkas, bet jinai ta eilė, jinai ilga, bet aš Mhm. Gera, nežinau, kas čia. Mhm. gera. Būk šalia tos eilės. Būk šalia eilės ir pabandyk pajaust vidum, kūnu, kas čia yra per eilė. Iš kur jinai yra pas tave. Iš vaikystės eina taip. Mhm. Pabandykim padraugauti su ta eilė. Prisiliesk prie eilės, leisk savo pajausti pačią eilės informaciją. Nesistengk suvokti, tik stebėk oniauti. Nu, ir liūdna kažkaip tai. Mhm. Liūdesys. Gera. Ar galėtum, pajausk, ar galėtum atsiverti dabar šiam liūdėsiu, ar nenori to daryti? Galėčiau. Galėtum, gera. Mhm. Tai dabar po truputėlį, tegu tavo širdėlį atsiver tam liūdėsiu, bet tik tiek, kiek pat širdėlį nori. Tik tą teik. Ir leisk savo jausti. Negaliu pasakyti nieko. Aha. Kažkaip norisi jausti, bet toks jausmas, kad kažkas blokuoja, bet nežinau Mhm. net kas. Gera. Eh, Padarykim dabar taip. Tu dabar, Laura, išsiskaidyk teik, kiek yra ta eilė ir teik, kiek kana nuėjant, taip, kad būtum virš tos eilės, bet išsiskaidžiusi, kaip dolksna patap virš eilės, kad nebūtum koncentruota. Mhm. Ir dabar apglėbk visą to neeilį, tik šią momentą, ne visam laiko, bet tik šią momentą savo tyra meilė, tyrų prieimimu, bet to tokiu ne iš ego, o iš sielas. Pabandyk apčiuopti prieimimą iš sielas ir apglėbti visą to neeilę. Pabandyk tai padaryti.
Turėtum sugebėti. Mhm. Ir tokia kaip į burbulą pavirto visą ilgą burbulą. Uhu, Mhm. tau puikiai sekas. Tik nepadaugink. Iš tos sielos paimk tik tiek, kiek reik, iš savo esybės tik tiek, kiek reik priėmėm ir meilės, nedaugiau, ne mažiau. Atkreip dėmesį, nu, Mhm. nu labai gražu. Mhm. Gera. Dabar tegu prieš tave, dabar būk vėl koncentruota, ten tas burbulas tegu būna, su ta intencija tegu palikt. Nors ne, būk dar tep kapės išsiskaidžiusi. Ir dabar tegu prieš tave atsirond visus tavį dar užlaikyts pyktis į tavo tėtį. Ne tik gal pyktis, o viskas, kas ir tavi užlaikyta, užspausta. Tegu pasirodo prieš tave. Bet kokią formą. Kažkoks toks, nežinau, kaip juodas debesis, bet jisai ne horizontalus, o vertikalus į viršų eina. Mhm, mhm. Pabandyk dabar te pajaust, kudė to nu neišleidi, kas tau trokda nu išleisti. Tai momentą, kur čia prieš tai darbom. Mm. Man nežinau lietuviškai. Vokišką žodį žinau, lietuviškai Aha, pamiršau. ką vokiškas komtas žodis. Unsicherheit. Geras, kokiais kalba. Nestabilumas. Tipo, nu kaip dabar lietuviškai. Ne, nu, rupūžė. Um, palauk biški. Sicher, esu, tipo, na, nu, vat ir nebeįeina man, neišeina. Žodžiu, lietuviškai, kaip sunku yra, kai jau vokiškai galvoji, blemba. Aha, Nu, geras. nesaugumas, va, nesaugumas. Aha, gera. Padarykim dabar tep. Tas nesaugums tavo širdelė. Jausmų uns yra tikrus, bet pačia nesaugumo prasme uns yra iliuzija. Sukurts per patirtį, per žmogaus ego. Pabandyk dabar tu, Laura, sukurti. Kaip čia dabar vardinti? Sukurk per save terpę, tarpą, per kurį į ton momentą, kada tavį buvai programuots nesaugumo jausmus, e, per ton terpę tai nusiųsti savo iš pačios esybės tokį omžinybės pojūtį, omžinybės ir pastovaus tokį omžiną stabilumą, pastovaus pilnumo, pilnatvės tokios. Pabandyk tą padaryti. O tai į tą debesį reikia pūstyti, ar kaip? Ar... Į ton momentą tau Mhm, pasąmonžėna. mhm. Pabandyk per jausmą daryti tau pasąmonžėna. Tik nepersistenk, siūsk tik teikiai kreką, nu jį atkreipkit ton dėmesį. Mhm. Nes, ui, tu labai stiprėsi. Nu, nori siūsti ir siūsti ir siūsti. Kažkaip eina. Aha, Tai. jo, bet te pajaus tik teikiai kreką, nu, Mhm, nes reik balansą išlaikyti. mhm. Man atrodo, užteks. Mhm, super, super. Gera. Dabar pajausk, va te per save. Ar dar tavi laika kažkas, ar dar į kažkas, kas tavie blokaun, vat išjautimą tam pykčiau. Nu, tai ne tik pyktis, ten visko yra. Mhm. Kažkas yra, bet negaliu įvardinti kas. Mhm, gera. Padarykim taip, leiskimės biški žemiau dabar, žemyn į save, žemyn į praeitį. Nebūtina šiuo gyvenimo praeitį, tiesiog į praeitį. Ten, iš kur ten tas jausmus, iš kur ten tas, kas neleid tau dar tuo jaust per save perleisti. Ir keliauk tol, kol pasieksi.
Mm, nežinau, kažkur kažkokia erdvė, bet visur kažkaip kažkokiam kosmose nesuprantu aš net. Aha, aš tai taip irgi keliauju kartu su tavim, bet pas tave yra, kaip čia pasakyti, kodauta viskas, kad būtum neprieinama bet kam kitam. Tai taip lyg zigzagas mes leidami, žinai, tokias visokias. Aha. Per tavo vidinį tokį, aš net nežinau, kaip įvardinti, kaip vakums, ne vakums, bet čia tam, kad nieks kits neprieitų. Kun dabar jauti, kaip mata. Aš kažkokioj erdvėje esu, bet tokia nesuprantu kažkokio juodoje erdvėje, bet nieko ne aš Mhm, kažkokias kaip, kaip žvaigždės aplinkui, bet aš viena pati, žodžiu, nieko ne. mhm. Tai jau palaukia biški. Čia kažkas yra šalia tavęs, kažkon tavį reik atpažinti, net ne tai, kad apčiuopti, bet atpažinti. Padarykim dabar taip, tegul tavo va tas žmogiškasis pradas dabar šiek tiek užmarinams patam toks atrofaus ir tegu įsijung tavo tas kosmiškasis pradas. Pažiūrėkim, ar atpažinsi. Taip įdomi, kai tu pasakei dabar tas kosmiškasis pradas, tai tas visas juodas pavirto į kažkokį tai labai šviesų, viskas balta balta. Mhm. Kapnumą patap vėl, ne? Kažkas tai, nu, net nežinau, kažkoks, žodžiu, balta erdvė, bet jinai, nu, kažkaip, nu, kaip sava kažkokia, kažkas tai. Mhm. Išsiskaidyk tu erdvė. Patapk nieko ir visko tuo pačiu. Turėtum transformuotis. Toks jausmas, kad aš saulėje esu, žinai, kad kaip, nu, Aha. nežinau, labai ryškiai šviesa, žiauriai visa tokia. Aš taip noriu sakyti, tu atpažina save pačią. Tai tu esi ta priežastis, kodėl nebuvo leidžiama tau perjaust kažkuo. Ne tik tą ten tuo momentu, to pykčiaus ar kažko, kas ten ir, bet daugiau kitų dalykų. Mhm, Susijung dabar šią momentą pilną su dieviškuoju pradu savo, tiek, kiek tau dabar to reik. Nei daugiau, nei mažiau. Kad tau gražiai viskas pavyksta. mhm, Gera. Ir dabar grįžkim prie to momento, kur va tas burbuls viršuojantas, kur ten ir pyktis, viskas yra. mhm. Kaip dabar tau jautas? Ar leistum savo perjaust ton dalyką, perleist per save, ar ne dar? Aš manau, kad taip. Aha. Gera. Įsileisk tu nuves informaciją į dabartinę save ir padaryk tai kanalų tekėt, kad tas tekėtų tik įkrek. Nes tas viskas turi tiekmę pasijungti, nebūt veido, o tekėt per tave. Mhm. Viskas? Nu, dingo tas burbul, nebėra nieko, žodžiu, kad. Mhm. Gera. Eh, ta emocija su tėčiu, tai čia ne tik su tėčiumi susiję, tik ta tėtis buvo tas, į kurį, per kurį gal tas suvokims pats atėjo, kad tu ton jausmą turi savyje. Mhm, Bet čia daug viskų ir daug ir atrodo, tam, kad visko perjaustum, teks biški pagyventi. Aš nežinau, kiek va taip nori sakyti pagyventi. Per momentus tau parodys, per situacijas, o kartas nereikės niek, tiesiog tau iššoks kažkas. Ir mhm, čia yra iš gilios senovės, gilaus prada, taip nori sakyti. Čia ne tik su žemė susiję dalykai bus, bet mhm, tau jie vaniai sudės kažkokį, aš taip matau, kaip kaplytas krautuntavęs, iš kurių tu kažkur sudėsi kažkokį ornamentą, kažkokią figūrą, bet sungęs tos plytas. Nes mhm. esi dar kol kas nepajėgia nuiššifruoti, bet čia viskas į gerą.
Mhm. Pajausk per save, ar viskas tvarko dabar ir su tau dalyku, kur mes, nu, su ta problema, kabutės, ne, kurią mes čia norėjom išspręsti, ar dar kažkas lieka, prie ko mums reikėtų prieiti. Mm. Nelieka, Viskas ne. gerai. Ne, aha. Viskas gera. Nu, puiku. Gera. E, grįžk dabar, susitelk dabar į savo etyrinį kūną. Pasamonžin, kad rastas į tau parodys. Mhm. Kuo Kenon mata, ko pastebi jame? Nežinau, kažkokia mėlyna spalva eina, nežinau kodėl. Aha. Ar apčiuopi užkratą eterė savo, eteriniam kūnė eterė? Mm. Nu, vat kaip pasakėjai, ar užuopiu kažkokie juodi taškai viduje, bet Mhm. Gera. Padarykim dabar taip. Tegul tavo akis, va ten, kuriuom tu dabar ten viskon mata, e, patam tavo dieviškuoji aš pradu. Ir per tuo akis pažiūrėk. vienos gyvatės kažkokios tai raitos ten, o jos. Mhm. Atpažinai iš karto, ne Jo. dabar. E, sunaikinkanas, bet apšvelnė, irgi per savo dieviškųjų pradą. Žinai, bet tokį vertinimą, kad čia kažkoks blogis ar dar kažką. Aha, Būk aukštesnėje to tokia aš, kur nevertini, neteisi. Ir padaryk taip. aha. Tons kažką sutraukė, taip kažkur ten link savęs, į kažkokį tokį. Mhm, gers. Daug dalykų tu moki. Tu pat nežinai, ką nusmoki, Aš bet tu ne. taip, nu, Tu man meistriškai sakai, viską aš taip ir darai. darau. Nu, gera. Ką, pažiūrėk dabar, ką tavi įtakoja tas užkras, ko mums tau darė. Pajaust pabandyk. Nežinau, kažkodėl noriu sakyti, prilietino kažkaip, nu, užlietino mane, kad, nu, Aha. Iš kur to nun turi? Iš kur turėjai, nes nebė pasteisinau. nežinau. Neskubėk. Pabūk tiesiog su tau klausimu, iš kur to nun gava. Ar tau nerek atsakyti anon? Iš oro, bet taip kažkaip, nežinau. Vat kur pasaky, kad nereikia pasakyti, tai kažkaip taip jaučiasi geriau tas toks atsakymas, kad nereikia žinoti. Mhm, kažkaip tau Mhm. pačia bus patogiau. Nu gerai, nelyskim. Astralą, dabar astrals, astralinė tavo erdvė. Nuėk prie anos. Mhm. Kaip tu ten jauties? Gerai. Gerai jauties. Mhm. Ar ta astralinė erdvė, Ana, ar ji yra tik tas tava? Noriu sakyti, kad ne, kad kažkas yra čia. Mhm. Identifikau, kas ten dar yra. Išreišk valią, pasikelk dažnius, jeigu rek. Tiep su tokiu ramumu, bet absoliučiu tvirtumu ton daryk. Kažkas bando, bet aš nežinau, kas. Mhm. Kažkaip daug tokių kaip. mm, Pasiversk į tomsą, į tomsį būtybę, tomsos pradą, tomsos dievybę. Pasiversk į tokį. Tiksliau grįžk į tom būsen, čia taip reikėtų sakyti. Dabar pabandyk. Kažkokių jėdulių yra daug, bet jie tokie išsigandę ir visi sulindo, į taip, žinai, tokį kaip irgi į kalną pavirto, taip kažkaip visi. Taip, Mhm. žinai, kaip žemė, kad griebtum ir į tokį kalną griebi, tai va taip kažkaip. Aha. Aha. Pašauk ant vis pasavęs. Pasistenk nuraminti ir pašauk pasavęs ant.
Jų be galo daug. Visus kviesk čia. Mhm. Visus. Mhm. Grąžink, ką nusten, iš kur aneičiai yra atklydę pas tave. Mhm. O tu grįžk į ton labiau žmogišką būseną. Mhm. Tai čia tu kartas ir per sapnus, ir per situacijas, per tave tek informacija, bet tek tuk informacija, kurią tavo atitinkamas prigimtiais atšakas perleidinė. Ir būn, kad ta informacija, kada per tave teka, na kažkur tai nutek, įlend. Tai šiuo momentu buvau taip, kad į astralai linda ir, nu, ten ta informacija iš savęs nėra bloga, bet ana, taip noriu sakyti, užkret ir ten ana neveita. Ana nėra Mhm. bloga, bet tiesiog ant to ir kitur būti. Nu, čia tik Mhm. tiek, žinai. Gera, dabar eterinė erdvė vėl tavo. Pabūk ten ir savie, su savim, visame, kas tu esi, grįžk į savo pačią natūraliausią būseną, informaciją ir patapk tau. Mhm. Kas, aš paklaustais, kas čia į tave kesinas? Tas žodis pabaušis, kaip kažkas. Aha, aš irgi numatau, bet toks jums yra nemalonus, kad, ui, nu, ar tu pažįsti non? Ein žodis pažįstu, bet Mhm. ne. Mums tau net šiek tiek artims toks, atrodo, daugėsi, kažkas bendra tarp anų. Tu, nu, sutvarkyk taip, kaip tau norės. Tu atrodo, ton pati jaut ir aš tiek nesuvoku čia tame, kiek tu pati žinai. Toks jausmas, noris atidaryti duris, žinai, taip kaip ne duris, bet užtrauktuką atitraukti ir kad jis taip išlinda, žinai, ir vėl Mhm. užtraukti. Aha. Gera. Pabūk dabar su savo tomsa. Neįsileisk, ką nors į savo ton žmogiškoji pradą, bet tik pabūk su tau. Tau reikia kažkur išjaus čia. Ir kol tas vyks, tu labai atsipalaidauk. Tiek iki įmanoma. Tegu žmogaus kūnas atsipalaidavo, visa žmogiškoji informacija tavy, tegu tiek atsipalaidavo, kad, nu, be galo. Gera, dabar saugė bus kažkas, net nežinau, kas. Negaliu aš to suvokti, man čia atrodo ir nerek. Nu va, su tavo erdvė apsidirbom, viskas dabar yra puikia. Pažiūrėkim dabar tavo nuovargis, ne, kur čia buvo prieš Mhm. kažkiek tai laiką. Mhm. Padarykim dabar taip. Tai jau pajauskim, kaip čia būtų geriau. Nuovargis. Tai nuovargis yra jausmus informacija, kuris tada tau metu kažkokiu tiekėjai per tavo kūną. Pabandyk te apčiuopt, kas čia per informacija yra to paties nuovargiaus. Kap tavo ten. Man toks jausmas eina, kad per visą kūną eina taip kaip toks kaip elektrinė šviesa ir taip grinai nuo pačios viršaus iki pačių pėdų, žinai, taip grinai per visą nugarą, tai per visą stuburą eina. Mhm. Bet kas, nežinau, kas čia ir kaip, Ar natūralus tas nuovargis, ta informacija? nu kad ne.
pažiūrėk, kap, kas ją sukūrė pas tave. Eina tokia mintis, kad pakilti į kitą lygmenį, tu turi, nu, žodžiu, kad ta elektra turi mane kažkaip, nežinau, nu, kažkas tokio. Kaip išportyti, iškratyti, ne? Kad jo, kažkas tai taip, jo. Mhm. O kuo reiškia tas, kad čia nenatūralu, tas į nenatūrali informacija? Dieviška ar kap čia ten? Kap jauti? Nu, jinai gerai, nesijaučia negatyviai, jinai pozityviai jaučiasi, bet Mhm. negaliu pasakyti. O tas nenatūrali, tai gal nenatūrali šios žemės, šios realybės atžvilgių? Ar Jo, tinkamas jo, pasakymas? jo, Mhm. jo. Mhm. Čia kaip tavo kūrinys, tavo pasąmonės, tavo esybės, Nu, kažkaip taip, jo. ne vien tavo, atrodo, čia daugiau kažkas ir, nu, bet. Mhm. Mhm. Nu, kon palauk, dar čia kalbėjom, kad pažiūrėsim. Apie pinigus šnekėjom, kad buvo Apie pradžioje pinigus. Mhm. Gera. Gera, te pabandykim. O, va tu, per save dabar žiūrėk, kaip tu žiūri į pinigus, ką panus mata, kada žiūri į pinigus, koks jausmas tave apėm. atrodo liktai ir pozityviai, bet kažkokia baimė eina irgi šalia kartu. Aha, gera, čiupk už tos baimės. Aha. Ir te patyrinėk, kanon, pabūk su Ana. Neskubėk dar nieką aiškintis, tiesiog te pajaus, kanon. Ir kol jauti, leiskis gilin ten, po trupučiuką, iš kur Ana ten, po truputėlį. Mhm. Gera, sustokiam. Man taip įdomi rodo, tu kol leidas, man kažką iškiš dirbtinį menulį. Ar čia į kažkokį sąsąją, kaip tau atrodo? Aš kažkur apačioje, bet nežinau kur. Mhm. Nu, pajauskim, kas čia vyksta. Kažkaip atrodo, kad man blokuoja, kad man neleidžia jausti. Aš iš nieko nejaučiu. Mhm. O man, žinok, kon rodo tokį besisukant kaip kamuolį. Ir čia toks jausmas yra, kaip menulė imitacija. Ir Ana įtako visas tokias esybės panašias į tavim, kurios veik ar kurios jį susijęta su tikruoju menuliu. Ir tu, hmm, e, dabar visko daryk per šviesioji savis pradą, per Mhm. šviesą, per lengvumą. Ar pavyks jausti? Aš tik tai kažkaip šviesą, nu, žodžiu, viskas balta, balta, bet aš daugiau nieko man kažkaip nemoku pasakyti kažkoks. Net nesinori nieko daryti, taip, žodžiu, taip šviesai lindau ir viskas, ir gerai. Mhm. Aha. Mm, tai jau bandau išjausti. O kaip dabar žiūri į pinigus? Nu, pozityviai viskas kaip ir O gerai. tos baimės nebėra. Ne, jinai kažkaip dingo, taip kaip įlindau į tą šviesą, taip jinai ir dingo. Mhm.
O tavo pavyzdžių, vat paklausiu, tavo fizinė realybė, fizinis gyvenimas, va tas kaplauras gyvenimas, a, uns ir įtakojams labiau šviesiuosis tavo prigimties ar tamsiuosis? Ne te, palauk, paklauskite. Matrica, kuriuo tu gyveni fizišką, ana labiau sukur tau patirtį per tamsą tavo ar per šviesą? Noriu sakyti 50 ant 50. Mhm. O kam tu labiau leidi pasireikšti? Tu pati kaip Laura. Nu, ar sąmoninga, nesąmoninga? Mhm. Nežinau. Aha. Negaliu pasakyti. Kaip įdomi. Gerai, padarykim te. Pačio tau pasąmonė. Koks ir užkodaut santykis su pinigas? Eina iškart pavojus. Pavojus. Aha, va Mhm. ta. Gerai, pabandykim dabar te. Tegu prieš tave atsirond tas kods, ta programa, kad pavojus. Mhm. Kada uns ir kap susikūrė? Atrodo iš vaikystės, bet kažkaip dar mintis eina, kad dar iš giliau. Aha, čia ne per kartą susikūrė. Uh-uh. Gerą. Padarykim dabar tep. Pasidalink, įteik dalių, kiek kartų jis susikūręs tas kodas pas tave. Manęs labai daug dalelyčių. Mhm. Tegul kiekviena ta dalelė nuėn į ton momentą, kada buvo tas sukurta. Vat, kiek pasidalint, tiek ir tegu susigertin. Bet dar palauk, tegu kiekviena ta dalelė nusineš iš prigimties tokia pilnatvės tiesą, pilnatvės programą, tokia viso kuo pritekliaus programą. Ir visur ten tegu nusineš integraun. Kažkas neleido, ne? Ar nejauti, kad ten būtų? Nejaučiu, kad tai būtų, ne. Šitokį judėjimą tau. Gerą, padaryk taip. Kažkoks chaosas. Tos dalelytės kažkokios, manęs vis skraido, nežinau, kažkoks chaosas iš vis vyksta. Mhm. Atrodo, ne taip, kaip turėtų būti, ne? Mhm. Gerą. O jeigu pabandytum per tomsą tom pat padaryti? Pabandyk gal taip. Nežinau. Negaliu pasakyti. Mhm. Aš irgi čia taip esu ir teik, čia viskas yra. Matau, jautu, bet nieko nesuprantu. Nu va, teisingas atsakymas. Nu, nu pabūkim dar čia. Ar tu kažkada buvo padalinta, išskaidyta ir transformuota? Ar buvo taip kažkada? Buvo atsakymas. Mhm. Ar čia ta transformacija į tave veržas, pats tas moments? Jo, Ar tu nori tuo momentą tos transformacijos, ar čia ant prieš tavo valią?
Atsakymas jo, bet noris atsakyti ne. Kaip įdomi. Aha. Gera, padarykim taip. Dabar tu grįžk į patį pirmutinį palauk, ne. Į patį tikriausią savęs pradą grįžk, kosminį. Patį tikriausią, patį realiausią, patį, nu tikriausią, aš tik tinkamesnį Mhm. žodį nerodo. Kaip dabar jauti, ar nori tos transformacijos, ar čia prieš tavo valią? Mintis eina, nereikia man jokių transformacijų. Man, tipo, kaip palikit mane ramybį, kažkas tai taip vat eina. Mhm. Ir kaip tu vidum jauti, ar tepi turėtų būti? Taip ir turėtų būti. Jo, jo, jo. Gera, dabar kiekvieną sluoksnį, kuriame tu esi užsilikusi, kuriame kalint, ar transformuojam, ar visus sluoksnius, atgražink save į tuon, vat, tikriausiai pačią, nu, tokį, kokį tu turi būti iš tikrųjų. Pats savo pirmoji prada. Mhm. Jau padarė? Mhm. Oho. Čia kažkoks tas, aš vėl matau tokius judesius, kažkokius judėjimą. Ar tavi yra kažkokia programa, kad tavi transformuotų, ar bandytų transformuoti? Eina atsakymas yra, jo. Yra, ne? Mhm. Kas tau čia iš korto nun turi? Iš senovės eina mintis, nežinau. Mhm. Išsigrynink save. Vis savo informaciją, visus sluoksnius, kiek tik ta tavis egzistuoja, išsigrynink. Kaip įdomi, ar tau gerai grynintis, ar čia pagal tavytas? Negaliu pasakyti, nežinau. Mhm. Labai įdomi. Visus sluoksnius tada padaryk save tokį, kokį tu turi būti, kokį tau reik būti. Ir atskirk save nuo to, kas nori tave transformuoti. Mhm. Kas tave nori transformuoti? Kas tave nori pakeisti, padaryti pavaldžią? Neina atsakymas, man nežinau. Aš žinau, kad kažkas yra, bet nežinau kas. Mhm. Ar tai ši matrica, kurio mes gyvenam? Ne. Mhm. Ne. Kažkas aukščiau? Mhm. Ir tas kažkas aukščiau uns bėga, kad tu nesitransformuosi. Eina, žodžiu, mintis, jisai bijo, jeigu aš transformuosius. Aha. Nu, klausyk, kaip įdomi. Vat nesuprantu, tai kaip čia yra, tau reiktos transformacijos ar ne? Eina atsakymas, kad nereikia. Nereka, ne? Nu ir gera. Dabar viskas toliau, ko mes darysim, tai darysi tik per tikroji save, per grynoji tikroji save. Nekeičiama, nedaloma, neintegruojama per tikroji save, per tokią, nu, man ten žodis anglišką, raw. Mhm. Gera. Dabar, vat su visa savo informacija, kaip tu žiūri į pinigus? Kaip į gėrį, kaip į kažkas gero, Mhm, kaip į kokį draugą. mhm. Mhm. E, pabandykim dabar leistis ten, kur buvo ta baimė pinigam, bet kur nusileido niek nejautė. Bet Mhm. leiskis su visku, kas tu esi, su visku, visą leiskis. Mhm. Mhm. Kas ten ir kaip ten tau sekas?
Aš esu kažkokiai erdvėj, žodžiu, vėl tai pačioj kažkokiai juodoje erdvėje, bet dabar aš esu kažkokiam kaip auksiniam burbulė. Mhm. Kas čia Bet per ten, burbuls toks? nežinau, kažkokia kaip apsauga, žinai, kažkokia, kad man. Kad saugų būtų? Mhm. Ar tau reiktų burbulą? Reikia. Mhm. Rek? Mhm. Mhm. Gerai. Ar ta pati erdvė ir tu, kokie tau yra reikalinga, ar kažko čia reik pakeisti? Ne, nereikia niekais. Niek nėra. Gerai. Įsitvirtink visame tame, kad čia nieks, noriu sakyti, kad neužgrobtų, bet Mhm. gerai. Taip dabar turiu pasakyti, kad tu esi absoliuti. Visame kame, tokia nedaloma, neskaidoma, susijungia su savo šaknimis, su savo, matent žodžiu, skaidulom, Mhm. su visko, korėsi, keikėsi, nes tu esi visokiom formom. Hmm. Gal nori ko paklausti, aš net nežinau. Mm, nežinau, rašo. Ne, nežinau, nežinau. Geras. Aha. Gerai, pažiūrėkim, taip, ką pinigą jautas šalia tavęs. Nu, kad gerai atrodo. Gerai, ar anims Mhm. pakankama laisvės yra? Jo. Pakankama. Mhm. Leidi ir atėti, ir išėti, ir tekėti. Jo. Nuklausyk, nu. Kas čia šalia tavęs yra? Ar jaut kažkas darė šalia tavęs? Kažkas yra, bet jisai, nu, aš galvoju, kad čia pinigai, kad jisai taip kaip koks draugelis, žinai, šalia taip kažkaip, Aš nežinau. tokį judėjimą apčiuopu, lyg kažkas bustų tavį, Aha. atsibudinėtų. O tu jauti to. A, a, Nejauti. a, a. Nu, gal ir nerek tada. Hm. Man vis nepalėtas tas vaizdinys, tas jausmus. Tai tu pasakok. Aš va tokį matau, žinai, kaip būtum toks, vat kaldra ir puta kaldra, toks kažkas, kaip mažų šuniuk, žinau, tai Mhm. apslompinėtų ir tą kaldrą Mhm. taip kilnuojas. Aš va tokį matau. Ir ten yra kažkas, aš dar nesuprantu, ką ten dabar reikia tavai daryti, ar nieko nedaryti, bet atrodo būtų geriau, kad tu pat pastebėtų manon. Pabandyk per širdėlį pažiūrėti visur aplink save, po kojų savai. Nematau aš nieko. Nematai irgi, ne? Mhm. Gerai, nušveisk savo visą erdvę, savo prigimtinį šveisą ir tada apžiūrėk. Išjausk, gal tep labiau reikėtų. Aš kažkaip, nežinau, gėlės matau, daugiau niek nematau. Mhm. Mhm. Nu ir gera tada nuklausyk, gal tebi paliks ją. Oho. Nu, Mhm. Nu, ko dar pažiūram? nu, kad žinok, aš net nežinau. Aha. Viską Kad, taip greta mes čia praėjom. aš net nežinau, ką mes čia darom. Nu, kad, nu, nėra, kad, man atrodo, kad nėra ko ir žiūrėti. Nu, man irgi toks jausmas, aš bandau čia kažkur dar apčiopti, kur reikėtų pamatyti, kad nieko nebėra, jautų, kad pas tai vyks dalyką, ten įsišakny kažkas, o šiaip tai. Nu gera, atsijung nuo to visų erdvių su sąmonė ir Mhm. grįžk į žmogiškoji savo būseną, į kūną. Mhm. Mhm. Tai aš dabar tais gal paklausą, ne? Nu, paklausk.
Čia vien žmogus komentarus klausė, kokie tau pokyčiai po tų seansų ar po kažkokį tai seansą. O aš tais atsimenu, kad neklausiau. Tai va dabar galvoju, jeigu gali, gal pakomentuotum kažko. Būda, kad aš net nežinau, kokie daug tų pokyčių, Juliau. Viskas pasikeitė aplamai gyvenime pas mane, žinai, kažkaip. Būtent po seansų. Nu jau mesgi su tavim ir prieš tai buvom dirbę. Aplamai, Aha, aš kai pas tave su tavim pradėjau dirbti, pas manęs absoliučiai pasikeitė visas žiūrėjimas į save. Man, mano pasitikėjimas savim, žinai, kažkaip tų tokių um, ribų brėžimas, savęs mylėjimas be galo atsibudo, nes to nebuvo. aha, O fainai. dabar iš vis tai iš visų tų seansų pas mumis visas gyvenimas pasikeitė. Aš galiu tik tai va iš savo, nu, iš savo to nesutoktinis dar, sužadėtinis. Čia iš Aha, vis buvo čia, jisaigi su savo tuo, su emocijomis iš vis niekada ne, labai sunkiai buvo jam ir po mūsų seanso su tavim. Grinai po 2 dienų ant tiek emocijų išlindo, kad nu, iš vis nerealiai. Iš vis aha. nerealiai ten. Ja. O pas manęs irgi, pas manęs daug pokyčių. Viskas keičiasi gyvenime, absoliučiai. Aš pati keičiuosi, kažkaip situacijos keičiasi, viskas į nu, viskas į pozityviai išsirutuliavo. Mhm. Nu ką, Jo, fainai, klausyk gers. labai labai jo, labai. Aš jau esu dirbus ir nesu, tu ne pirmas specialistas, bet to, ką tu sugebi, aš nesu dar tokių specialistų mačius. Ne, ne. O, gers. Taip, Oi, jo. kaip malonė, kaip čia toks. Nu ir yra čia teisybė, nu nieko aš ne. Aha. Jo, Mhm. Nu fainai. Oi, kaip fainai. jo. O daugiau? Pradžiugina čia širdį labai. Nu Matai, nu, klausyk. labai Puikiai. gerai. Labai gerai. Aha, ak tiep. Ko čia dar? Nu kaip ir. Hm? E, dabar tavai atrodo, už mėnesį mums reikėtų kažkokį. Aš gal palauk, aš nutraukiu įrašymą, Mhm. sustabdau.